Gerai, dabar kviečiame partijos Nemuno aušra, kurios pirmininkas yra Remigijus Žemaitaitis, įgaliota atstovė, gerbima Agnė Širinskienė, kuri šiuo metu yra Seimo narė. Tai gerą dieną visiems, tikrai labai dėkoju, kad galėjome dalyvauti tokiame puikiame renginyje su tiek daug nuostabių klausytojų. Ir visą laiką smagu matyti žmonės ir pilnas sales Seime, nes tai nėra dažnas atvejis, netgi kai mes kalbam apie plenarinių posėdžių salę popietinėje darbotvarkėje. Mes matyt išsiskiriam tuo, kad nesame tie kabutėse atsakingi kandidatai, kurie žada kiekvienam Lazdynų gyventojui po butą. Ir žadėdami savo parašus tikrai labai, savo pažadus tikrai labai įvertinom ir apsvarstėme. Tikrai pritarėm ir matyt jau nesikartosiu, ką kolegos demokratai kalbėjo apie pensijų didesnį indeksavimą ir spartesnį artėjimą prie ES vidurkio. Lygiai taip pat yra labai apmaudu skaityti laiškus, kokius aš vakar gavau iš vienos senjorų poros, kuri klausė žmonai, vyras rašo susirgus vėžiu, kad aš galėsiu pasiimti, ką man Konstitucinis teismas pažadėjo, tai yra, kad aš galėsiu žmonos gydymui paimti pinigus. Ir ką tokiam žmogui atsakyti, kuomet Seimas nuo pavasario nieko nepadarė. Opozicijos pasiūlymai buvo užmarinuoti vyriausybės išvadose ir posėdžių salės nepasiekė iki šiandien. Tuo tarpu valdantieji kažkodėl antros pakopos pensijų fondų netgi po Konstitucinio teismo sprendimo nesugeba pakeisti. Ir ką tokiam senjorui pasakyti, kuris sako, kas bus greičiau? Ar Seimas įstatymą priims greičiau, ar man dabar bandyti bylinėtis? Tai įsivaizduoja 3 instancijas teisme. Ir kokios tai yra sumos tam, kad žmogus galėtų realizuoti tai, ką Konstitucinis teismas pasakė, kad jo teisė. Tai aš manyčiau, kad jeigu ne dabar, jeigu ne iki spalio mėnesio, tai vis dėlto tikrai iki naujų metų antros pakopos pensijos turi būti sutvarkytos su galimybė plačiau atsiimti lėšas, su galimybė lengviau atsisakyti ir nutraukti kaupimą, nes mes pamiršom, kad vis dėlto yra žmonių sutarčių laisvė, tai yra civiliniai santykiai, negali jie tapti priverstiniais. Dabar sveikatos apsauga. Matyt, suprantant, kad tapus senjorų išėjus užtarnauto poilsio pajamos mažėja, būtų nuoseklu eiti prie vaistų kompensavimo be priemokų nuo 65 metų. Abejotina, ar tą galima padaryti vienu ypu, suprantant, kokios yra lėšos, bet palaipsnis judėjimas tas rytimi turi būti. Nes priemokos, kada pasižiūri, kiek sumoka vyresnės kartos žmonės, senjorai, jos lyginant su jų atlyginimu tampa iš esmės netoleruotinos. Kitas dalykas - PSDF biudžetas ir tos milžiniškos eilės onkologijoje, kardiologijoje, širdies kraujagyslių ligų susirgimai. Vėlgi, matyt, reikėtų PSDF biudžetą artinti prie ES, mesgi visur labai norime ES pasiekti, nes dabar mes biudžeto rezervą laikome didesnį negu kad ES vidurkis. Tos perteklinės lėšos, jos galėtų tapti ir onkologijos, ir kardiologijos eilių mažinimo priežastimi, nes mirštamumas šitose dviejose srityse, ypač po COVID, kuomet buvo pacientai apleisti, iš ties yra didžiulis. Toliau, matyt, vertėtų kalbėti apie sidabrinę ekonomiką, kas šiandien šiek tiek mažiau susilaukia visų dėmesio, nes jeigu žmogus, kuris išeina į pensiją, nori dirbti, vis dėlto turi atsirasti darbo kodekse ir galimybės turėti lanksčius darbo grafikus, ir galimybės turėti nepilną darbo dieną, taip kaip mes, tarkime, užtikriname tas pačias galimybės jaunoms šeimoms, kompensuodami tiesiog jų galimybę prižiūrėti vaikus. Ir galiausiai kultūra ir švietimas. Kultūrai siūlome pagal švietimo analogiją
įvesti ir kultūros analogiją, senjoro kultūros pasą, moksleivių kultūros pasas puikiai veikia ir mažina netolygumus. Ir vėlgi švietimo srityje vis dėlto 3-ojo amžiaus universitetai turi būti pripažinti oficialiai ir valstybės remiami, nes tai yra puikia vieta tiek žmonėms lavintis, tiek ir žmonėms kartu praleisti laiką, nesijausti vienišais, tai jie atlieka tam tikrą prasme ir socialinę funkciją. Tai būtų tiek ir labai Jums ačiū už dėmesį. Ačiū pranešėjai. Noriu Jums pasakyti visiems, kad renginys yra